Jeigu gesinsi degantį aliejų su vandeniu, bus taip. Bet taigi vanduo dažniausiai užgesina ugnį. Kodėl? Dabar jisai sukėlė labai didelį gaisrą. Jeigu aliejus užsidegė keptuviai, jisai greičiausiai buvo per ilgai kaitintas. Jisai įkaito iki savo savaiminio užsidegimo taško. Aliejai tai yra tarp 300 ir 400 laipsnių. Kai jisai kaista taip smarkiai, jisai gali užsidegti, atrodo, savaime be jokio išorinio ugnies šaltinio. Jeigu į užsiliepsnojusi tokį aliejų pilsime vandenį, vanduo iš karto pradės garuoti. Garuodamas jisai plėsis, kels aliejų ir jį šaus į viršų. Aliejus pasklis kaip debesis virš keptuvės, pavirtęs į daugybę mažų lašelių, visi ją gali savaime užsiliepsnoti ir staiga ją pavirsta į didelį ugnies kamuolį. O ką daryti, kai užsidega aliejus? Pirma, nepanikuok, kol kas dega tik tai tavo vakarienė, nesudegink namo. Antra, išjunk ugnį arba kitą šilumos šaltinį, nebekaitink daugiau aliejus. Trečia, niekur neš degančios keptuvės arba degančio puodo. Jeigu išpilsi aliejų, gali sudeginti namą. Kad ugnis užgestų, ją reikia uždusinti. Uždenk keptuvę ar puodą dangčiu arba sausu skuduru.